Taigi sausio 24 diena 2024 metai masyvus žemės drebėjimas ateina į Indiją. Taigi palaiminti žmonės, viešpats Jehova prakalbo su manim šią naktį labai skubiai, labai skubus pokalbis. Viešpats visagalis šią naktį prakalbo labai skubiu būdu. Šiame pokalbyje šią naktį yra žemės drebėjimas, kuris tuoj smogs žemei. Yra žemės drebėjimas, kuris smogs žemei. Viešpats visagalis paprašė manęs išstoti į priekį ir sudrebinti tą šalį. Yra žemės drebėjimas, kuris tuoj smogs žemei. Ir kai sudrebinau žemę, kai paėmiau savo kairę pranašišką ranką ir sudrebinau tą žemę, mano ranka tapo Dievo ranka. Mano kairė pranašo ranka sudrebino žemę aukštyn žemyn labai žiauriai. Ir tuomet išstrižai iš šonų. Aš viską nuspręsdavau, kas vykdavo. Sudrebinau iš šonų taip pat. Ir tuomet aukštyn žemyn labai žiauriai. Dabar, prieš viešpačiui visagaliam paprašant mane sudrebinti žemę, jis paėmė mane į Ajodos šventyklą. Į Ajodos šventyklą Indijoje. Ir ten aš pamačiau kunigą ten, viduje šventyklos, vyriausią kunigą. Ir viešpats padarė, kad kalbėčiau su kunigu. Pasakiau jam, kad viešpats nuteis jūs, atėjau, kad smogčiau jums su Dievo rūstybė. Tuomet jis paklausė manęs, ką mes turėtumėm daryti. Tada aš pasakiau, jūs turite atgailauti. Ir mano balsas tapo viešpaties balsu. Aš pasakiau, jūs turite atgailauti dabar ir nusigręžti nuo stabų garbinimo, nuo hinduizmo. Jis kalbėjo su manim pats to nežinodamas. Taigi dar kartą šią naktį viešpats visagalis paėmė mane į Indiją. Ir šiame pokalbyje viešpats paėmė mane į Ajodos šventyklą, kuri buvo ką tik inauguruota Indijoje. Hinduistų garbinimui, stabų garbinimui. Ir viešpaties užvirė viešpaties rūstybė. Ir kai jis paėmė mane ten, jis privertė mane pažvelgti vyriausią kunigą, kuris buvo ten. Ir vyriausias kunigas, kuris buvo ten, kuris dėvėjo rusvos, orandinės, rusvos spalvos, mišinio spalvos drabužius. Ir tuomet aš pasakiau jam, kad viešpats visagalis atsiuntė mane savo rūstybėje smogti jiems, teisti juos, teisti šventyklą ir teisti jį, ir teisti tautą dėl šventyklos. Ir tuomet jis prakalbo su manim, nežinodamas, ką mes turėtumėm daryti, jis pasakė. Tuomet mano balsas tapo Dievo balsu ir aš sakiau, atgailaukit ir nusigręžkit nuo šitus nedorybės, nuo stabų garbinimo, nuo hinduizmo. Kitu atveju, aš smogsiu jums su Dievo rūstybė. Tuo metu, po to, viešpats paėmė mano ranką ir paprašė manęs sudrebinti, smogti žemėj labai žiauriai. Prisimenu, paėmiau savo kairę pranašišką ranką ir sudrebinau žemę labai smarkiai. Mano ranka tapo Dievo ranka. Sudrebinau aukštyn žemyn tą žemę. Aukštyn žemyn. Taip pat nusprendžiau sudrebinti ją horizontaliai, iš šonų. Dievo teismas ateina. Viešpats sako Indijai, kad neatgailautų. Indija privalo atgailauti nuo stabų garbinimo. Aš įžengiau savo pėdomis į Indijos žemę.
Indija dabar privalo atgailauti nuo hinduizmo ir stabų garbinimo. Aš įžengiau į Indijos žemę su paties viešpaties pėdomis. Aš įžengiau į Indijos žemę su Dievo Jahvės pėdomis. Kai aš buvau ten, turbūt dauguma Indijos nežinojo, kas įėjo ten. Bet aš įėjau į Indijos žemę su viešpaties Jahvės pėdomis. Baisaus Izraelio Dievo. Ir viešpats įsakė Indijai atgailauti ir suorganizuoti nacionalinę atgailos dieną ir nusigręžti nuo stabų garbinimo, nuo hinduizmo garbinimo ir garbinti Jėzų. Ir tuomet Jėzus atstatys šalį. Mačiau, kai viešpats mane įstatė į priekį ir smogėjau Indijos šaliai su masyviu žemės drebėjimu. Aš panaudojau tą ranką, kairę, pranašo ranką, ir sudrebinau žemę aukštyn žemyn. Ir taip pat sudrebinau ją iš šonų, į šonus. Viešpats paėmė mane į Ajodos šventyklą. Šventyklą, hinduistų šventyklą, hinduizmo šventyklą, kuri buvo inauguruoti maždaug prieš 3 dienas. Ir tuomet toje vietoje viešpats privertė mane atsistoti ir kalbėti su hinduistų kunigu, kuris buvo ten viduje. Jis kažkaip suprato mane. Jis pasakė, ką mes turime daryti? Aš sakiau, atgailaukite. Viešpats sako atgailauti ir nusigręžti nuo šitos nedorybės ir priimti Jėzų. Ir viešpats atstatys šalį. Kitu atveju bus žinoma, kad viešpats visagalis prakalbo. Tuo metu viešpats paėmė mane ir įsakė man sudrebinti žemę. Aš nusprendžiau sudrebinti tą kryptimį, kurią pasirinkau. Sudrebino ją žiauriai, aukštyn ir žemyn. Ir tuomet kairėn, dešinėn. Valdžia, kuri uždėta ant manęs. Atgailauk Indiją. Nusigręžk nuo hinduizmo. Jūs negalite būti įtraukti į tą liūdinantį, į tą akiplėšišką stabų garbinimą. Jūs negalite to kaip tauta daryti. Jūs žinote, kad Dievas turės teisti jūs. Žinote, kad aš įžengiau į tą šalį su paties viešpaties Jahvės pėdomis. Ir bus žinoma, kad viešpats jis prakalbo. Atgailauk Indiją. Ir aš atstatysiu tave. Kristus grįžta. Ačiū. Tuomet po to palaiminti žmonės. Antra dalis to teismo. Viešpats visagalis. Jis parodė man keletą juodų karvių. Matau didelę juodą karvę. Indijos šalyje. Su jaunikliais. Su veršeliais, juodais veršeliais. Ir juodos karvės, kai jos ėjo, buvo du liūtai, kurie buvo tarp jų, du alkani liūtai, kurie vaikščiojo tarp jų. Ir staiga, iš dešinės pusės, matau, kaip tarsi turgų, atrodo labiau kaip hinduistų šventykla. Buvo atvira šventykla. Bet tai yra šventykla. Matau keletą moterų apsirengusių indiškų stiliumi. Ir tuomet staiga liūtai atsigręžė prieš juodus varšelius, jauniklius, tų karvių. Ir pradėjo ryti juos. Labai žiauriai. Ir jos mano akise. Prarijo juos mano akise. Sako, du labai alkani liūtai, kurių skrandžiai buvo tušti. Ir jie atsigręžė ir surijo, prarijo tas juodas karves labai žiauriai. Ir tuomet, iš mano dešinės pusės, moteris, kurios buvo šventykloje, jinai atsigręžė į dešinę pusę
Ir rimti vilkai pasirodė. Wolves appeared and people were Vilkai like, pasirodė. repent, India. Atgailauk Indiją. The wrath of God is coming to India. Dievo rūstybė I have ateina į now Indiją. walked in the land of India. Aš I dabar have come. įžengiau į Indijos And that tautą. means I will bring the land to Tai account. reiškia, I aš must now atvesiu bring the land to šalį account. į atskaitomybę. You cannot be involved in that grievous, Jūs negalite būti aggravated, blatant, įtraukti į tą akiplėšišką, idol, liūdinantį blatant, stabų Christ garbinimą, devoted hinduizmo the terrible garbinimą, God of Israel, the prieš jealous God prieš of heaven, pavydų dangaus dievą. the one that Ta, sent us Christ kuris Jesus. atsiuntė Kristų He Jėzų. died already on the cross. Jis numirė He jau ant resurrected kryžiaus, already. jis prisikėlė Why would jau. you worship a Kodėl cow? jūs Why garbinate would you worship karvę? Hinduism? Kodėl jūs garbinate hinduizmą? Repent, India. Atgailauk Indiją, The wrath of God is Dievo coming. rūstybė ateina. Let all India repent. Tegul visa People Indija wear the atgailauja. sackcloth. Žmonės You have dėvė worshipped ašutinės, idols jūs in the garbinot eyes of stabus Yahweh. Jahvės How? akise. How can you Kaip do jūs galite tai padaryti? Repent, India. Atgailauk Indiją. The Lord will finish you, India. Viešpats pribaigs jūs I Indiją. have walked there Aš with the įžengiau feet of ten God su himself. Dievo Repent, pėdomis. the Messiah is coming. Atgailauk, Repent, Kristus India. grįžta. Atgailauk Indiją. away from Hinduism. Nusigręžk nuo hinduizmo. Paruoškite kelią. Kristus grįžta.